Sveiki visi, atvykę į mano YouTube kanalą. Šis susitikimas ir man šita pirma pamoka jums, kuriama yra pirmas kartas, tad palaikykit, paspauskite subscribe, kaip visi sako. Ir šitą pamoką sugalvojau dėl ko? Dėl to, kad aš pastebiu, kaip maži solo verslai labai suka savo galvą, kad neturi to tobulo vizualo. Girdi, naudokit tokią programėlę, naudokit anokią programėlę, kurkit ir visi, kai atsidaro, būna taip, nuo ko pradėti, ką spausti, yra labai didelis galvos skausmas. Dėl to šiandien įrašom tokią trumpą pamoką, kaip sakant, Canvos gidą, step by step, kur ką galite rasti ir kaip pradėti kurti vizualiai patrauklius vizualus, su kuriais galite jūs parduoti savo produktus ir savo paslaugas. Tai ką aš pirmiausia padarysiu, pasidalinsiu savo ekranu. Pas jūs aš būsiu dešiniajame kampe visą laiką ir rodysiu, pro ką, kaip ir kur jūs galite paimti ir praeiti. Tai dalinuosi. Tai pirmiausia, reikėtų nuo ko pradėti, tai susikurti savo profilį, kitaip sakant, savo akauntą. Kam jis yra reikalingas? O tam, kad jūs visą laiką įėję į Canvą turėtumėt savo papkes, savo šablonus įvairius, kur jums užtektų vieną kartą tiesiog spustelti, atsidarot, pakoreguot ir parsisiunčiat. Yra kas svarbu, tai kad jūs, kai dirbate su kompiuteriu, būtinai programėlę turėkite ir telefone, kad nereiktų parsisiųsti į kompiuterį, paskui, nežinau, per elektroninį paštą arba per socialinius tinklus permesti tą vizualą ir taip sudarysite savo papildomų, kaip sakant, kliučių, kurie jums tikrai laiko netaupys. Tai susikurkite pirmiausia savo profilį ir programėlę parsisiųskite į savo telefoną. Tai dabar keliaukime, kas čia yra svarbu. Noriu atkreipti, kad šita pamoka yra skirta solo smulkiems verslams, kurie nežino, kaip pradėti, nežino, ką naudoti. Jeigu jūs esate profas Canvai, abejoju, kad jūs čia kažką tai naujo sužinosite, bet galbūt kažką tai ir papasakosiu. Kas yra svarbu? Mums svarbiausia skiltis yra socialiniai tinklai, tai vadinama social media. Arba skiltis presentation, tai yra prezentacijos, jeigu jūs norite daryti kokį nors webinarą, workshopą ar dar kažką. Tai pirmiausia pasižiūrėkime čia. Taigi spaudžiame ant prezentacijos ir mums čia atsidaro naujas langas, kur mes galime kurti savo prezentaciją. Kas yra svarbu, tai kad va čia matote yra tos vadinamos skaidrės. Ką aš rekomenduoju padaryti, tai visą laiką pirmą susikurti vieną skaidrę, o paskui ją paimti duplikuoti. Tai mes, pavyzdžiui, galime parašyti čia, nežinau, business pavyzdžiui. Pasirašome ir matome, kad va yra tokios skaidrės. Pasispaudžiame ir galime išsirinkti, nuo kurios skaidrės mes norime pradėti. Arba, pavyzdžiui, mes norime tik tais pirmos ir paskutinės skaidrės, o vidury jau turi būti visą laiką baltas skaidrės su tam tikrais elementais. Tai išsirenkame, pavyzdžiui, pasidarome tokią skaidrę, norime tokio backgroundo, čia nusiemam visus šituos žodžius, šitą elementą pasistumėm, šituos irgi, pavyzdžiui, susistumdom į kampus, čia nusitrinam ir norim, kad mūsų tokia skaidrė būtų. Kad nereikėtų kiekvieną kartą kurti vis naujos skaidrės, tokios pačios. Ką mes turime padaryti? Paspaudžiame tuos 3 taškelius ir paspaudžiame duplicate page. Viskas. Ir duplikacija. Ir tada galite toliau dėti savo tekstą, naudoti įvairius šriftus, įvairias nuotraukas, ką jūs tik tais norite. Tai su šita dalimi, kaip sukurti prezentaciją, paprastai greitai baigiu, kadangi kitoj dalyje aš jums paaiškinsiu, kaip dirbti su socialinės medijos formatais. Tas pačias funkcijas jūs tikrai galėsite panaudoti ir čia. Taigi, ką mes darome, spaudžiame ant šitų 3 linijų, spaudžiame mes home. Ir grįžtam atgal. Taigi ką, keliavom į social media ir spaudžiame see all ir va čia mes galėsime pamatyti. Ir čia mums reikia įsirinkti, kokio formato mums reikia. Mums nereikia galvoti, o kokio formato yra Instagramo postas, kokio formato yra Facebooko postas, Reels, Story ir taip toliau. Viskas čia yra surašyta. Matome Instagramo postas, Facebooko postas, Instagramo story, WhatsApp status, Facebook coveris, Instagramo Reelsas, TikToko video, YouTube yra.
toliau YouTube intro, social media, YouTube baneris, Twitteris, Pinterestas ir taip toliau. Pagrindė žmonės komunikuoja, tai yra Instagramas ir Facebookas. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo Instagramo posto ir visas tas funkcijas, kurias parodysiu, jos visur taip pat tinka tiek istorija, tiek reels'e ten animuojant, bet visas įrankių juosta yra, žinokite, tokia pati. Tai spaudžiam ant Instagramo posto. Atsidaro mums naujas langas. Ir dabar žiūrėkit, nuo ko mes turime pradėti, tai pradėti nuo esančių template'ų. Čia pasirinkimas template'ų yra labai didelis. Ir kas yra svarbu, tai jums tiesiog parašyti čia raktinį žodį. Pavyzdžiui, galim parašyti motivation. Va, iš karto įmetam. Ir pasižiūrėkite, kiek visokių pasiūlymų yra. Svarbiausia, išrinkite vieną, kuris jums labiausiai patiks. Nu, pavyzdžiui, pasimkim, nežinau, šitas geltonas labai ryškus, man atrodo, labai puikiai tiks paeksperimentuoti. Tai dabar žiūrėkime, ką mes čia turime. Užsidarome šitą juostą, šitą irgi užsidarome. Viskas, dabar galime pradėti dirbti. Taip, tai viršuje yra pliusiukas, kur mes paspaudus suduplikuosim ir gausime tokį patį, ką gauname viršuje. Man tokio pačio nereikia, dėl to aš paspaudžiu šiukšliadėžę ir visą tai ištrinu. Gerai, žiūrime, ką mes turime. Kas man labiausiai patinka Canvoje, tai man patinka skiltis elementai. Nes čia galime tiek visko parašyti ir tiek visko gauti, visokios grafikos, nuotraukų, video. Čia svarbiausia vėlgi naudoti raktinius žodžius. Pavyzdžiui, galima panaudoti molekulės, nes naudojau vakar, pasižiūrėkime. Paspaudžiam, čia matome all, jeigu leistumėme žemyn, tai nelabai didelis yra pasirinkimas. Viršuje matome grafiką, nuotraukos, vaizdo įrašai, audio. Skiltį aš dažniausiai naudoju, tai yra grafika. Atsidarau čia. Ir žiūrėkite, kiek kokio didelio pasirinkimo yra. Man labiausiai patiko va šitas. Toliau, kas man dar patiko? Toks besisukantis. Matot, kaip galite sukurti, ką gali, pavyzdžiui, parašyti, čia nežinau. Čia pasispaudžiama, galime nutrinti, kas yra parašyta. Ir parašome, pavyzdžiui, DNR ląstelė. Pavyzdžiui, kad atkreipti dėmesį. Šitas nelabai, žiūriu, mums čia tinka net ir sumažinus, bet galim kažką tai tokio. Žiūrėkit, kai paspaudžiat ant paveikslėlio, jūs galite jį išdydinti, galite jį sumažinti, kaip jūs norite. Galite bet kur stumdyti į kairę, į dešinę. Tai dabar kol kas jį paliksiu čia, bet paskui dar pasižiūrėsime. Patinka šitas vaizdo įrašas toksai. Trumpas, jį galima irgi sumažinti, išdidinti. Kas svarbu, paspaudus elements, jūs matote, yra ta karūnėlė ir šita irgi yra pro versijai. Tai jeigu jūs neturėsite pro versijos, jums bus uždėti vandens ženklai. Iš tikrųjų atrodo negražiai. Aš rekomenduoju turėti Canvos pro versiją, kad jūs turėsite daug didesnį pasirinkimą, kaip sakau, arsenalą savo komunikacijai. Šiaip galima mokėti Canvą kiekvieną mėnesį, tai rekomenduoju ten 10-11 eurų, kiekvieną kartą nuskaito, jūs nesuprasite galvos ir jūs kuriate savo patrauklų ir auditorijai patrauklų turinį, kuris parduoda. Ir jūs galite pasiimti tam tikrus elementus, kurie yra pro, nes pro ne visi turi ir jau išsiskirti iš visos masės. Tai gerai, toliau nagrinėkime, ką mes dar galime čia paimti ir padaryti. Tai mes galime prisidėti įvairių, kaip sakau, elementų grafinių, kas mums patinka ir galime tokius elementus panaudoti, kurie vizualiai jau sukels žmogui kažkokias tai asociacijas. Kadangi čia parašiau DNR ląstelę, tai iš karto, žinoma, toks video puikiai tinka. Čia pasispaudus galime dar nukeliauti iki nuotraukų, matome irgi įvairias nuotraukas, bet pavyzdžiui, galbūt mes nenorime kažkokio tai vaizdo čia, tai galime tą vaizdą ištrinti, galime paimti, pavyzdžiui, kokią nors nuotrauką, paimkime čia ir uždėkime ją. Pavyzdžiui, uždedu čia ir noriu, kad jinai būtų per visą, rodysiu kelis trukus, ką galim padaryti. Matot, uždėjau, viskas yra. Ką galim padaryti, spaudžiame ant jos, spaudžiame dešinį klavišą, Layer ir Send to Back. Viskas. Ir matome, mes pasidarėme tokį backgroundą. Ką mes dar su tuo backgroundu galime pasidaryti? Mes galime paspausti ant jo. Matote šitos taškelius, Transparency, spaudžiant ant jo
ir matot, galim sumažinti. Apačioje buvo geltona, tai mes tokį geltonumo foną turėsime. Dar galėsim labiau patobulinti savo turinį. Tai va, pasirenkat, galima aplamai taip padaryti, galima išryškinti jį. Ką padaro šitą funkciją, tai jinai pradeda blukinti. Pavyzdžiui, galbūt esate matę kažkur tai nuotraukos, išlenda kažkokios ir jos pablukosios. Tai visa tai yra padaroma tiesiog su šita funkcija. Tai palikime labiau į mėlynumą. Tai kažkoks toks intriguojantis labiau bus. Toliau, kas yra svarbu, yra tekstai. Jūs čia galite rinktis įvairius šriftus, galite pasirinkti ir dydžius, labai daug, galima ir tą tekstą animuoti. Bet visą tai galima padaryti, žinokite, ir čia. Pavyzdžiui, imam šitą tekstą, tai pasiėmė mum backgroundas, pasiimkime šitaip, va tekstas. Ir galite irgi keisti tekstą, pasirinkti, kokį jūs norite. Ir va čia taip pat galite ir net susivesti, kokio norite teksto. Va. Handwritten, su ranka liktais parašyta ir žiūrėkit, kiek daug įvairių variantų yra. Ir va taip galite žaisti ir keisti. Pavyzdžiui, paspaudėt ir jūs nežinot, aha, man visgi patiko tas ankstesnis, noriu prie to ankstesnio grįžti. Čia viršų yra mygtukas, back, undo, kitaip sakant. Ir eikit tiek, kiek jums reikia, kol grįšite iki to norimo varianto. Kas yra dar svarbu, tai kad jūs galite čia animuoti. Ir va čia pasispaudus animation viršuje yra labai daug visokių funkcijų. Žiūrėkit, gali iš kairės išvažiuoti, gali tiesiog atsirasti, gali iš apačios išvažiuoti. Jeigu mes pasirenkame iš kairės, mes čia galime ir greitį reguliuoti. Galime sulėtinti, galime labai greit pagreitinti, matot, po truputį išeina. Taip pat galime ir kryptį. Tai galime padaryti, kad būtų iš dešinės pusės. Tai čia aš jums siūlau tiesiog pasižaisti ir pasižiūrėti, kas jums labiausiai patinka. Kas dar yra svarbu? Svarbu tai, kad paspaudus jūs galite keisti spalvą. Čia irgi va, visokių spalvų yra, galite spalvos kodą susivesti. Ir va čia va, netgi yra, matot, įkėlėm nuotrauką ir iš karto jums duoda pagal nuotrauką spalvų parinkimus. Aš galbūt norite, kad labiau nuotrauka atitiktų. Bet žiūrėkit, problema gaunasi kame. Nuotrauka jau tokia link mėlynumo ir jeigu jūs čia dar paimat tokias spalvas, gaunasi taip, kad viskas prablunka. Geriau, kad visą laiką būtų kažkas tai ryškiau. Gali tokia, gali, pavyzdžiui, va tokia. Galima tikrai linksmai pasižaisti. Matot, va. Žaidžiam. Toliau, kas dar yra svarbu verslams, kurie nori savo susikurti kažkokį tai coverį, nori susikurti vizualą gražų. Tai yra tos pagrindinės funkcijos. Dizainas, va čia pasirenkat kokio norite, arba patys kuriate, arba galite keliauti į elementus. Pavyzdžiui, imam add page, yra geltonas, man nepatinka, aš pasikeičiu baltą. Bus jisai baltas ir, pavyzdžiui, keliauju į elements. Ir čia galvoju, gerai, ką aš noriu parodyti auditorijai, kokie tai būtų žodžiai, kokią aš emociją noriu sukelti, kad jie paėmė, pamatė ir iš karto, jo, suprantu, ką jie nori paimti ir pasakyti. Tai čia, nežinau, paimkime pavyzdžiui, kokias gėlytės, flowers. Irgi spaudžiame grafiką. Ir žiūrėkim, galime gražiai sukurti kažką link pavasario, atsibudimas, atsikvėpimas. Dabar žiūrėkit, kai paspaudžiu šitą gėlytę, man taip pat dar išmeta papildomus pasiūlymus. Matot, didino, mažino, čia, pavyzdžiui, ne vienoje linijoje, galiu ir vienoje linijoje, matot, kai aš stumdau, man iš karto išlenda linijos. Galiu va taip padaryti, galiu iš kitos pusės paimti tokias gėlytes. Taip. Sakau, pro versija, žinokit, yra labai gerai. Mažinu ir pasistumiu. Viskas, pasidariau gėlytes, tada noriu kažką tai suteikti tokios emocijos, lyg ranka rašyčiau priminimą. Kokį tai emo šriftus, spaudžiu čia, pasirenku ir, pavyzdžiui, parašau pavasaris. Pavasaris. Aš taip spaudžiu ir tada va iš karto handwritten, neperskaitau,
Tokio irgi neperskaitau. Žiūrėkit, kas svarbu, kai renkate šriftą, yra tikrai gražių šriftų. Labai gražiai atrodo paraityti, užsukti. Šriftą besirenkat yra svarbu, kad jis būtų kuo labiau klasikinis, kad žmogaus akiai būtų kuo lengviau perskaityti. Taip, žiūrime, ką mes čia dar turime. Na, pažiūrėkim šitas. Nu, taip, galim perskaityti. Tokia kringelinė truputėlį. Pavasaris. Pavyzdžiui, parašėme. Ir tada vėl imam tekstą, matot, čia ėmiau labiau paboldintą, čia iš vis labai didelis tekstas ar boldas, o noriu dabar, kad būtų smulkus, pavyzdžiui, tekstas. Ir irgi kažką tai paimau, parašau. Sugalvokim, ką čia dabar parašyti. Pavyzdžiui, atgimimo metas. Pavyzdžiui, paimkime taip. Šriftas nelabai gražus, gal šitą atgimimo metą čia paliksim arba čia pasistumdysime, irgi galime per vidurį. Pavyzdžiui, jeigu mes parašytume porą eilučių, pavyzdžiui, atgimimo metas, paukščiai sugrįžta, dienos ilgėja, ir ten laisvalaikis, pavyzdžiui, artėja. O, žiūrėkit, beveik surimavau. Dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Tos visos eilutės tokios pasibaršiusios, nėra vienoje linijoje. Tai spaudžiame ant viso teksto ir čia viršuje mes galime stumdyti, kad būtų į dešinę, į kairę, per vidurį. Šitam atveju geriausia, kad būtų viskas per vidurį, va taip truputėlį eiliuota, galima sakyti. Ar galima padaryti su šituo tekstu? Tai visą tekstą galime, aišku, paboldinti, galima boldą nuimti, galima išdidinti, galima sumažinti. Va čia viršų yra tas lankstas, kur mes galime tvarkyti. Ką dar galime padaryti? Galime paimti tiesiog pažymėti tam tikrus žodžius ir pabraukti. Matot, viršuje bus pabraukta, apačioje yra nepabraukta. Taip pat galime pažymėti žodį ir pasirinkti, kad tas žodis turėtų kažkokią tai spalvą. Oi, geltona labai jau neryški, galbūt čia kokios žalios mums reikėtų. Aha, spaudžiame. Nusileidus apačion, man žalia nepatinka. Spaudžiu ant šito rutuliuko, kur yra spalvos. Ir tada važiuoju iki plius minus žalios. Ir čia jau stumdau, irgi nepatinka, nelabai patinka, bet kažkas galbūt taip. Ką dar galiu padaryti? Galiu paboldinti, pažymėjau ir paspaudžiu bold. Ką dar mes galime padaryti su šituo tekstu? Tai viršui, kaip rodžiau, yra animacija, o čia mes galime tekstui suteikti dar efektus. Pažymę ant efektų ir žiūrėkite, yra shadow, yra left, yra hello, glitch, neonas yra. Grįžtame gal prie kokio shadow geriau. Čia galite netgi reguliuoti viską. Tai šioj vietoj irgi yra labai įdomu pasižaisti, dėl to, kad jūs galite tam tikriems žodžiams suteikti to tokio unikalumo, išskirtinumo ir kad auditorija, kai žiūrės iš karto, šitas žodis matosi, jį atkreipiame dėmesį yra. Kodėl? Dėl to, kad jūs galite paimti per tą žodį, sukelti kažkokį tai jausmą arba išspręsti kažkokią tai problemą. Taip, ką mes čia dar galime su jumis padaryti, kas yra svarbu? Žinome elementus. Elementai yra svarbi grafa, kur jūs galite labai gražiai pridėti įvairių elementų, išsiskirti ir kad tas dizainas būtų unikalus. Raštas. Žaidžiame su šriftais, kaip mes tik tais norime, stumdome į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn. Taip, sutvarkom atgal pastatome. Toliau dar kas yra svarbus dalykas, matote spacing, čia galite irgi didinti eilutes, matote, galite sutraukti, galite padidinti, galite netgi didinti į viršų ir į apačią. Va taip galima ir sumažinti, čia pasirinkat kaip jūs norite. Taip, uploads, čia galite įsikelti savo nuotraukas, įvairias kokias norite ir įsidėti irgi, kad atrodytų gražiai. Dabar šią akimirkai netidarinėsiu, nes ten yra pilna mano įvairių nuotraukų. Taip, draw. Keliaujame čia, pasiemam pieštuką kažkokį ir galime mes paimti ir papiešti su juo. Su ranka. Nelabai gražiai atrodo, back spaudžiam back.
Pabandykime su šituo. Bet irgi, kaip sakau, man labiau patinka tokios tiesesnės linijos, ką padaro pati programėlė. Bet, jeigu, pavyzdžiui, norite padaryti kažkokį tai sveikinimą, atviruką, kad jisai būtų toks unikalesnis, o ne tiesiog paimta kažkokią nuotrauką, uždėti žodžiai ir nusiųsti. Tai galite pasimti ir papiešti. Gerai, nusivalom visus šituos. Viskas yra nusivalyta. Tai kągi, čia yra tokios minimalios funkcijos, nuo ko reikia paimti ir pradėti. Jeigu jūs pasirinksite Instagramo story, Facebooko coverį, pasirinksite Facebooko postą, visos šitos funkcijos bus tokios pačios. Linkiu gerai paeksperimentuoti, pažaisti, o po šito įrašu palikite klausimus, jeigu jūs kažko tai nerandate, nežinote ir žinoma, prabalsuokite, ar norėtumėte antros dalies, kad daugiau papasakočiau ir giliau, kaip viską paimti ir daryti. Žinoma, nepamirškite paspausti subscribe, atrodo taip reikia pasakyti, ir įsitraukite į kanalą, kadangi čia kelsiu kitokį turinį negu socialiniuose tinkluose, čia kelsiu ilgesnį ir labiau viskuo dalinsiuosi. Tai kągi, linkiu Jums gražios dienos, būtinai lauksiu Jūsų klausimų, Jūsų įsitraukimo ir pasimatysime kitose pamokose. Iki.